Treneri, daug emocijų, tokios kovingos, permainingos rungtynės, visko daug buvo, bet taip ant karštųjų kokios mintis dėliojasi, ką tik pasibaigus dvikovai? Aš manau, kad gerai pradėjom rungtynių ir turėjom įvartį, turėjom štangą ir po to nežinau, kas atsitiko, kad taip pradėjom leisti Panevėžys laimėti erdvės arčiau mūsų vartų. Per lengvai tos dvi kovas pralaimėjom ir tos antras kamuolį surinkom ir tada Panevėžys įmušė 2 įvarčius. Antrą kėlinį aš manau, kad gerai pradėjom, ėjom kontroliuoti žaidimų, Panevėžys ten traukėsi atgal, norėjo taškų turbūt ir mes bandom sukurti tos momentus, ieškoti ir dar vieną momentą gavom įvartį, aišku, ir varžovų turi kokybę. Vis tiek mes žinom, kad tos žaidėjos, kurios turi tikrai na mūsų biudžeto ir aš manau, kad tos įvartys, kurios pelno, tikrai gražus ir niek nepadarysim. Ir po to turėjom vėl progas ir bandam dar kabinti galą rungtynių į to rezultatų. Ir nepavyko, bet aš laimingas dėl atsidavimų kelia momentus per varžybų. Aišku, aš manau, kad galėjom daugiau duoti per visą rungtynių ir gal dėl to turėjom problemus. Bet varžybų nulėmė tos mirtinus situacijas, kur mes turim, kur galima pakeisti rungtynių eigą ir nesugebėjom išpildyti ir tada po to jau viskas. Turbūt vienas iš tokių momentų svarbių paminėtinų buvo prie 1-0 Virpsto situacija, ten įmuška antrą ir turbūt rungtynės galėjo kitaip klostytis. Kas būtų, jeigu būtų, mes tikrai nežinom. Gal ir 2-0 ir jos būtų aplenkę mūsų 3-2. Nežinos, bet jo, aišku, įmušti antrą įvartį visą laiką padeda. Varžovų turi mušti daugiau, kad pasiekti mūsų. Bet neįmušam ir niek nepadarysim. Tas pats kaip ir gynybą suklydom, ataką suklydom. Ir gavos taip, kad mes ten 2 įvartys įmušam, bet 3 praleidom ir aš manau, kad per daug. Jeigu norim laimėti rungtynus ir lygį sužaisti, tai 3 įvartys praleisti tikrai yra per daug. Turim pažiūrėti ir pabandyti koreguoti tos klaidas. Dažnai būna, kuomet žaidi namuose, prie 1-2, kuomet bandai atakuoti lyginti rezultatą, gauni 3 įvartį ir toks atrodo ir komandai būna smūgis ir kartais būna, kad tos rungtynės būna nuspręstos, bet kiek smagu, kad šiandien komanda kovojo iki galo, sugebėjo dar ir įvartį, mušt pradžiuginti čia ir žiūrovus, buvo ir lygos prezidentas ir komanda bent jau puolime tikrai šiandien atrodė gerai. Atrodom gerai antrą kėlinį, aš manau, kad pirmą kėlinį va to ir pritrūko to noro iki galo. Mes iki paskutinių sekundų esam komanda, kur to dažnai daro ir antrą kėlinį mes to ir parodom. Ir aš manau, kad mūsų klaida buvo parodyti to per visą pirmą kėlinį. Antrą kėlinį mes ėjom virš Panevėžys, mes norėjom statyti ir savo žaidimų. Ir sugebėjom, aišku, gavom to 3 įvartį, bet mes nebuvom blogai. Varžovų gali mušti įvartis, aišku, ir per klaidas, ir per jos kokybą. Bet mes nebuvom blogai, mes toliau bandom to sukurti progų. Gal jos nebuvo tiek daug, bet tikrai jos buvo ir šiandien įkrito visas tos momentus, kad įkris kitą varžybų. Kitas rungtynės laukia taurė, turbūt ten taip pat didžiulis akcentas. Taip, dabar sakant, rungtynės yra pats svarbiausias. Tai Kauno Žalgirį žaidė namuose. Mes nežinom dar kaip to būklą stadiono, pažiūrėsim kaip bus stovėję. Bet žaidė namuose, labai stiprų komandą. Pareiškia, kad nori laimėti taurę. Ir mes neslėpsim, mes irgi norim laimėti to taurę, bet iki ten reikia laimėti šitą varžybų, kad patekti į finalą. Tikėsim, kad visas 3 komandas bus gerai, kad mes tada geriausia komanda ir laimėm to rungtynių.